Po buvimo visiškų psichopatų žudančių visus dėl nieko postaldų žaidime nusprendžiau, jog man būtų ne pro šalį pailsėti su draugais bei broliais tropinėje saloje. Iš pat pradžių tai buvo nepaprastai smagios atostogos. Šokinėjome iš lėktuvų su parašiutais, nardėme su rykliais bei dalyvavome tokio lygio vakarėliuose, kurie nesibaigė net su aušra. Nors į atostogų planus buvome įtraukę žymiai daugiau linksmybių, kaip kad kelias paras iš eilės žaisti Minecraftą, labai gaila, bet mūsų planai buvo sugadinti. Pasistengsiu paaiškinti viską, kas nutiko su kuo įmanoma mažiau smurtinių detalių. Taigi štai nutiko įvykis sukrėtęs mane iki sielos gelmių. Štai šis vyras, Vasas, kas jį taip apkirpo. Aš suprantu, kad visko būna paauglystėje ir priimame abejotinų sprendimų, tačiau tai... Manau, jog reikia džiaugtis, kad Vasas bent nenusidažė savo plaukų kokią neoninę spalvą, tiesiog pasiliko skiauterėlę, kuri tikrai labai stilingai tinka prie bepročio piratų vado įvaizdžio. Kad ir kaip ten bebūtų, neketinu sėdėti rankas sudėjęs medinėme narve ir žiūrėti į nieką. Mums pats laikas imtis didvyriškų veiksmų, o sakydamas žodį mums turiu omeny savo brolį. Kadangi atitarnavo armijoje, manau, kad pats laikas jam parodyti, ko jis ten išmoko. Laikas veikti, laikas bėgti iš šios neaiškios vietos ir rasti bent vieną mobilųjį telefoną, kuriuo bent minimaliai galėsiu patenkinti savo kompiuterinių žaidimų priklausomybę. Gana įdomi situacija, kad niekas neprižiūri narvuose sėdinčių įkaitų, bet kiekviename darbe pasitaiko neapdairumo. O ir pripažinsiu, kad ne visi mėgsta savo darbą, net jei tai yra prekyba žmonėmis. Žodžiu, su broliu tyliai prasmukome pro kelis piratus. Aš taip pat buvau naudingas, nes pavogiau žemėlapį, fotoaparatą bei dar kelis naudingus daiktus, bet tai nelabai skaitosi kaip vagystė, nes tie daiktai iš pat pradžių priklausė mums. Taigi tikiu, jog šventas Petras to neįrašys į nuodėmių knygą. Pastebėjau ant sienos kabančią merginos nuotrauką, ji tikrai niekaip nesusijusi su žaidimu ir jo istorija. Esu tuo tikras. Brolis vaikystėje mokė mėtyti akmenis į vaikus, kurie iš manęs tyčiojasi mokykloje. Štai dabar kartu mėtome akmenis, kad nukreiptume piktų ir turi įtarimą nuodėmingų piratų dėmesį. Manau, jog tokie mūsų veiksmai parodo stiprų emocinį progresą. Vis dėlto juk nebežalojame žmonių, o tiesiog nukreipiame jų dėmesį. Deja, net ir nukreipus dėmesį, padarius viską tobulai pagal planus, planai neretai žlunga mūsų pačių akise. Ir jei tų planų žlugimo priežastys esame mes patys, visą situaciją stengiasi padėti sutvarkyti mūsų šeima. Brolis, su kuriuo vaikystėje Minecrafto serveryje statydavau pilis, laivus bei degindavau kaimus, staiga prieš mano akis brutaliai sviedžia peilį žmogui į kaklą. Tuomet ramiu balsu ramina mane ir sako, kad viskas bus gerai. Kelias akimirkas, kurios jautėsi kaip amžinybė, pastovėjau vietoje lyg sustingęs, bet atsipeikėjau ir suvokiau, jog neturiu pasirinkimo, kaip tik pasitikėti savo broliu. Net kai sužinojau, jog jis turi tobulą taiklumą svaidyti aštrius objektus žmonėms į gyvybiškai svarbes arterijas. Štai ir nevykėlių piratų kompanija sėdi ir leidžia laiką prilipę prie ekrano. Galėtų bent šviesą įsijungti, nes kai tiek mažai apšvietimo kambaryje su laiku, tai gali pakenkti regai. Šiaip netaip su broliu išsmukame iš piratų stovyklos ir kaip didieji proto bokštai pradėjome aptarinėti savo tolimesnių veiksmų planą vos pusmetrio atstumu nuo vietos, kurioje mums gali paleisti kulką į galvą. We're gonna find him, we're gonna free the others, and then we're going home. Nors brolio kaklą perskrodė kulka, mano širdį perdūrė netekties skausmas. Norėjau galėti jį išgelbėti, tačiau net nesivarginau normaliai užspausti žaizdos, nes niekada taip ir neperėjau pirmosios pagalbos kursų. Dabar to gailiuosi. Kad ir kaip ten bebūtų mano mylimas, brolis mirė skausminga mirtimi. Paskutinis dalykas, kurį jis matė, tai buvo mano persigandusi fizionomija ir piratų variaivą, besikeikintis už mūsų ir mosikuodamasis aplink, savo skiauterėlę manydamas, kad yra labai originalus. Nemalonu pripažinti, tačiau pagarbiai žiūriu į Vasą, nes nors pažįstu jį gan trumpai, o mūsų pažintis nebuvo viena draugiškiausių, jis man suteikė pranašumą, kad galėčiau išnešti sveiką kailį iš jo stovyklos ir kurti planus, kaip sunaikinti viską, kas jam brangu ir miela. Žinoma, kaip ir priklauso, bebėgant neblogai nuskritau nuo įkalnės ir susitrenkiau makaulę. Tačiau žinant, jog kūriau planus prieš piratus tiesiai prie pat jų stovyklos, nemanau, kad jų mano protinės galės jau labai nukentėjo. Šiaip netaip atsipeikiau ir negana to, jog mane persekioja vidury nakties per džiunglės su šunimis, tai dar ir
ir išsinarinau pirštą. Gal ir nesugebėjau užspausti krauju pasruvusios žaizdos brolio kakle, tačiau atstatyti išnarintą pirštą į vietą galiu nors ir užsimerkęs. Kažkokiu būdu vienas iš piratų neturėjo ginklo, tad nusprendė, jog bus labai protinga idėja užšokti ant manęs su peiliu. Tai ir pirmoji mano žmogžudystė. Labai džiugu, jog šioje saloje nėra valstybės tarnautojų, kurie galėtų užregistruoti šį įvykį ir mane suimti. Kas tikrai nėra džiugu, tai yra tai, kad mane persiekė net su sraigtasparniu. Juk nėra taip, kad esu kažkoks ypatingas asmuo, kuriam padarys kelias tatuiruotes ir kalbės išskirsti pusę salos piratų dėl kažkokio neaiškaus tikslo, ar ne? Ar ne? Jau beveik paskendau, tačiau mane laiku iš vandens ištraukė vyras vardu Denisas. Panašu, jog jis mėgsta neatsiklausęs daryti žmonėms tatuiruotes. Visų pirma, ar aš to norėjau? Galbūt norėjau, kad man ištatuiruotų ką nors kieto. Štai ką nors, kas tiesiog šauktų, jog esu pasitikintis savimi ir galiu rankomis nuversti šimtamečius medžius. Pavyzdžiui, Minecrafto logotipą. Taigi, aš netekau brolio labai brutaliu būdu, išsinarinau ir atstačiau savo pirštą į vietą, mane apšaudė netaiklių piratų gauja ir dar vos nepaskendau. Visa tai nutiko greičiausiai nepilnos valandos bėgiai ir dabar nepažįstamas vyras mane atvilko į savo kaimą ir labai apsipatenkinusiu veidu man padarė tatuiruotę. Na, visiems pasitaiko, manau, jog tai eilinė diena, nieko čia keisto. Juk įprastai taip ir susirandame neišskiriamų draugų tikrame pasaulyje. Įsivaizduokite, jums padaro tatuiruotę ir pasako, jog širdyje esate tikras kovotojas ir šie žodžiai jūs taip paliečia, jog be baimės pradėsite medžioti gyvūnus ir žudyti viską, kas tik juda. Mane pasitiko su itin pozityvia gaida, o Denisas netgi davė pinigų mano pirmajam ginklui. Tai žinoma labai mielai iš jo pusės, tačiau dabar, jeigu tai būtų realus gyvenimas, man reikėtų, jog mane apžiūrėtų gydytojas ar neturiu gyvybei pavojingų žaizdų. Taip pat turėčiau su kuo nors gerai išsikalbėti apie savo netekties skausmą. Brolį nušovė man prieš akis, o tai palieka emocinius randus visam gyvenimui. Negana to, neturiu supratimo, ar mano kitas brolis gyvas ar miręs ir taip pat nieko nenutokiu, kas nutiko mano draugams. O štai šis šaunuoliukas tiesiog duoda man ginklą į rankas, be jokių apmokymų paleidžia į džiungles. Tiesą sakant, mane stebina, kaip tokie žmonės priimdinėdami tokius neadekvačius sprendimus apskritai iki dabar dar turi kaimą neužimtą piratų priespaudos. Nors ir neturiu jokių žinių apie tai, kaip veikia radio bokštai, sugebu į tokį ne tik užlipti, bet ir įsilaužti į pačią sistemą. Sumakaluoju kelis laidelius bei paspaudinėju kelius mygtukus ir darbą atlieku be jokių priekaištų. Man belieka tik liūdnai atsidusti, nes nenutokiu, kaip šie žmonės išgyveno iki manęs. Tarp kitko, tai labai toksiškas požiūris į gyvenimą. Sėdėti ir laukti kažkokio mistinio didvyrio, kuris už tave ateis, padarys viską, išgelbės tave nuo tavo paties užklupusių negandų, yra neįtikėtinai kvaila. Todėl bendras vaizdas, kurį susidariau apie šios salos vietinius gyventojus, kol kas yra gana negatyvus. Rodos, jog jie yra tiesiog etatinių idiotų banda užsimanti aukos vaidmenį. Nors tas jiems sekasi ganėtinai neblogai. Bet kaip sakoma, kiekvienas gimęs po Dievo saulė yra kam nors naudingas, tačiau šiuo atveju naudos nėra. Kad ir kaip ten bebūtų, Denisas pažadėjo mane išmokyti pasisiūti naujų madingų krepšių, piniginių, ginklų laikiklių bei iš augalų gaminti savo nuotaiką reguliuojančių medžiagų. Taigi nuvažiavau į artimiausią medžioklės plotą, pasivogęs vietinių gyventojų automobilį. Su fotoaparatu užfiksavęs kelis šernus, nusileidau į kalnę, pribėgęs supjaušiau juos taip išliedamas šiek tiek susikaupusio pykčio ir nudyriau jų kailius čia pat vietoje. Visa tai labai linksma ir smagu, tuo imsiu skanduoti šūksnį duonos ir žaidimų. Tačiau turėčiau ieškoti savo draugų ar bent jau kurti planą, kaip jiems padėti. Tiesą sakant, galėčiau pavogti kokį laivą ir išplaukti ieškotis pagalbos. Galėčiau pasinaudoti nors ir radio bokštais ar apskritai ieškoti ir atrasti logišką būdą išspręsti šią situaciją, tačiau šis žaidimas taip neveikia. Taip sakant, esu priverstas viską spręsti senu, geru, patikimu metodu. Tai yra smurtauti, naikinti, žudyti ir daryti būtent tai, kam esu pašauktas - sukelti chaosą ir mirčių lavinas. Na, žodžiu, sugrįžau pas Denisą su gyvūnų nudirtais kailiais bei augalais mūsų nuotaikai gerinantiems preparatams, nuo kurių priklausoma pusė šalies. Then bend nature to your will. I will teach you. Learn.
Panašu, jog pasidarius po naują tatuiruotę žaidime atrakinamas naujas specifinis įgūdis. Įgūdžiai gali būti orientuoti į žudimą, sėlinimą, medžiojimą ir viską, kas sukelia smurtą. Argi nenuostabu? Ta proga visi sulaukus 18 metų pasidarykite po barkoninę tatuiruotę ant pakaušio, kad įgautumėte antgamtiškus samdomo žudiko įgūdžius. Šiaip ar taip, kol Denisas man kažką neaiškiai vebleno apie tatuiruočių galės, į savo Nokia 3310 gavau pranešimą, jog gali būti, o tiksliau taip sakant, yra tikimybė, kad vienoje piratų stovykloje nugabenta ir prieš savo valią yra laikoma mano mergina Liza. Taigi nieko nelaukia, kartu su Denisu šokome į automobilį ir nuvykome tos stovyklos link. Tik štai įdomi situacija. Atvykus į stovyklą, Denisas man pasako, jog vienas turėsiu ne tik užimti ją, bet ir išžudyti visus piratus saugančius ją. Nežinau, tai skamba kaip savižudiška misija ir pagal viską jau greičiau pats geriau paleisiu savo kulką galvon, nei vergausiu šiam neaiškiam Deniso kultui. Nesupraskit neteisingai, jaučiuosi dėkingas Denisui, jog jis išgelbėjo mano gyvybę, tačiau po galais. Dabar jis tikisi, jog aš vienas už jį nudirbsiu visus darbus. Koks jis savanaudis netikėlis. Kas po velnių išgelbėjęs žmogui gyvybę pasiunčia jį į situaciją, kurioje jis greičiausiai bus nužudytas. Visa laimė, jog mačetės susmeigimas žmonėms į kaklą, krūtinę ar nugarą yra įaugęs man į kraują. Tarytum atradau tikrai savo pašaukimą, todėl sėkmingai susitvarkau su šia neįmanoma misija. Šiaip ar taip nekantrauju išgelbėti savo mylimą merginą ir pasipuikuoti, kiek lavonų palikau po savo purvinų darbų. Tačiau atidarius pastato duris esu priverstas susidurti su skaudžia realybė. Mano merginos čia nėra. Everything's gonna be okay, Lisa! They're all gone! You're safe now! She's not here. The outpost near Amanaki is under attack. Where is the American prisoner? We lost her. What? He escaped on the west side of the fucking island. Nemeluosiu, po tokios skaudžios naujienos net nesugebėjau pažvelgti Denisui į akis, kai šis su manimi kalbėjo. One of your friends at the colonist's house. Dr. Earnhardt to the west. But do not worry. Is he safe there? The doctor will be waiting for To you. the west. Did he tell you which friend? No, but we will keep continuing our search for the others. I will radio you if we hear more.